Tai pradedama, ne? Labą dieną. Persižiopnoju, nes tu vairuoji. Labą dieną. Sveiki. Mes pailsėję po atostogų, ne? Taip. Tu buvai atostogos. Aš buvau irgi Italijai. Mačiau, visais mano pramintais keliais variai. Taip, labai faina, aš visiems rekomenduoju. Italija šiaip labai smagi šalis, aš labai džiaugiuosi ir visiems tikrai rekomenduoju aplankyti. Taip, na aš irgi. Tu buvai Kretoj su vaiku? Taip. Sūnus buvo užsidirbęs atostogas per vasarą. ir pas tave. Ir pinigų užsidirbo, šaunuolis, linkėjimai Bartui, tikėtina nebegrįš į renginius niekada. Sakė, grįž, labai patiko, sakė, galėtų už aurimą geriau vesti vestuvės. Nu tai va, tai to mes jam ir palinkėsim pasvajot ateityje. Tai šiandien, kaip matot, filmuojame mes automobilyje. Ekstremaliom sąlygom. Ekstremaliom sąlygom, nes Aurimas vairuoja. Kaip žinia, Aurimas yra nekoks vairuotojas, nes kažkada per tėvos teisų nepraradau. Taip, bet čia kita istorija. Čia nepasakos. Rašykit privačiai, bus papasakota, kaip tai atsitiko. Bet šiaip kalbant apie automobilius, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad šią vasarą net kelis kartus buvau nustebinta, kad jaunieji mano, čia aišku gal ir aš turėčiau pagalvoti apie tai, bet kad jaunieji nepagalvoja apie savo logistiką. Visiškai. Jie viską atrodo galvoja, visko klausia manęs visada, bet kaip jie važiuos, pavyzdžiui, į ceremoniją. Ar jūs galvojate šiaip, kaip jūs nuvažiuosite į savo ceremoniją? Bet čia, manau, tas toks tikriausiai dažniausiai nepagalvojamas dalykas, tu kaip planuotojas vis tiek. Ir kitas dalykas tikriausiai paskutiniai vietai galvoji, nes dažniausiai bandai užkrauti kažką. Nes aš pati, šiaip ar ne, kalbant apie logistiką, apie automobilių tą nuomą, tai jinai dabar nebėra jau tokia populiari, tiesą pasakius. Trendina labiau tai, kad vairuoja patys jaunieji savo automobilių, todėl kad, kaip žinia, ar ne, šiais laikais vestuvės brangiai kainuoja. Tai jau žmonės jau vairuoja patys, žinai, neblogus automobilius, bet iš tikrųjų dar yra tikrai kažkaip 50% jaunųjų, kurie nenori apsikrauti su to vairavimu, juolab, kad dažnai vestuvės vyksta ir kitose miestuose. Tai dėl to mes planuojame tą logistiką, galvojam, kas ten nuveš, parveš, kaip į grožio salonus nuvažiuos, kaip parvažiuos, tai čia dažniausiai aš šituo rūpinosi, bet į ceremonijos vietą važiuojant į bažnyčią ten arba kažkokią kitą ceremonijos vietą, tai dažniausiai kažkas atveža tėvai, patys jaunieji arba kaip šiandien kalbėsime apie tai, veža kažkoks tai pasamdytas vairuotojas, kas yra tikrai labai patogu. Bet mano klausimas, tau, turiuomenį, aš tikiu, kad labai, bent jau pats pastebėjau vestuvėse, pavyzdžiui, tokiau, kad atvažiuoja galbūt ten aukštesnės klasės automobilis su vairuotoju, tikrai pasitaiko ženkliai dažniau, nes žmonės vis tiek tikriausiai galvoja ir apie komfortą, ir apie patogumą, negu nutinka taip, kad atvažiuoja tie vadinami retro automobiliai. Ar vis dar yra populiarus dalykas? Bent jau pas mane vestuvėse labai retai besamdo retro automobilius. Tikrai, čia nenoriu nieko įžeisti, bet tiesiog poreikis yra mažesnis. Dabar labiau mėgsta jau tos luxury klasės ar ne automobilius. Ir mes tokiam ir esam. Kokiame mes ir sėdim dabar, bet šiemet tikrai Rolls-Royce samdė jaunieji, tos S-klasės Mercedes automobilius ir aišku, ten Porsche ir taip toliau, tai yra norima, galbūt tik tai pinigais, jau tokie sportiniai, prabangesnių automobiliai, jau piniginė ta išraiška ar ne, yra tokia, kad gal ne visi gali sau leisti ir jau tada prasideda galvojimas gal apie racionaliąją pusę. Jo, bet aš manau, kad iš tų pusių, pavyzdžiui, komfortiški ir ten tas pat, kaip ir S-klasės Mercedesas, kuriame esame mes,
Tai aš manau, kad, pavyzdžiui, retro automobiliai ir sportiški automobiliai, nu, ten, pavyzdžiui, visi tie Porsche ir taip toliau, atsiranda, aš manau, tas pats, ta pati problema, kad jie šiaip nėra labai patogus. Taip. Tai su suknelė sunku galbūt į jį įlipti. Gal kondicionavimą. Va, apie retro, tai vienareikšmiškai, kad kondicionieriai tikriausiai yra didžiausia problema, nes, lango neatsidarysi, nes yra šukuosenos ir taip toliau. O nuvažiuot kaip sakyt, kaip malkas vežant, tai irgi nėra labai faina. Taip. Bet fainai, aš manau, vairuotoją pasiemi, tai manau, ne veltui tas reportažas. Aš kadangi reportaže nebuvau, tai apkalbėjo tikriausiai. Apkalbėjom, tai gal ir eikime mes į tą reportažą, tiesiog pasižiūrėkime, kokią mes naują automobilių nuomos paslaugą turime Klaipėdoje. Tai keliau. Tai va, sėdžiu komfortiškai gražiam naujam automobilyje. Kaip sakant, Merse. Pati išbandinėjau, ką išbandė jau šiemet mano klientai. Jau su Arūnu esam dirbę. Ir labas, Arūnai. Labą dieną. Ačiū tau šiaip, kad atsiradai Klaipėdai, nes Klaipėdai mes neturėjom šitos paslaugos naujesnių automobilių. Turim bent jau mano žiniomis tik senovinius, kurie šiuo metu nelabai, sakyčiau, yra ant bangos. Tai super iš tikrųjų, kad šita paslauga atsirado. Ir norėjau tiesiog paklausti, kaip jūs sugalvojate teikti tokią paslaugą, būtent tokią, kaip galima iš vis sugalvoti teikti šitą tokią prabangaus ar ne pavėžėjimo paslaugą? Jo, tai tokia mintis iš viso, pradėsiu nuo to galbūt, kad keičiau veiklą, visiškai aš 10 metų buvau kitoj veikloje, gamybos srityje ir tiesiog pardaviau biznį ir galvoju, kuo čia užsimti, kuo čia kažką veikti tokio, kad kaip sakant, kad mažiau žmonių, kad mažiau to streso. Tai ir tiesiog tokia buvo situacija, kad vienas draugas ieškoja į Italiją atostogom automobilio ir nerado, ir ta prasme per visur, sako, tiesiog užbukinti visi, nieko nėra ir tiesiog, sakau, ir mes taip sėdim pas į ofise, kavą geriam, sakau, žiūrėk, jeigu aš, nuperku mašiną, tu, iš manęs išsinuomoji ir sakau, ir tiesiog taip galvoju, ir paleidžiu, kad, dabar, ta prasme, tokia verslo idėja, tiesiog, ir esu verslo klube ir pasitarėm dar su vienu su kitu ir tiesiog, taip išsivystė mintis, kad susipirkau tas automobilius ir dabar sėkmingai atsiradom Klaipėdoje, nes, kiek žinau, praanalizavom ir su įmonėm, kad įmonės irgi sako, atvažiuoja svarbesni svečiai, neturim kas veža, apart Priusų, Golfų ir visų kitų, nieko neįžeidžiant, čia tiesiog, sako, bet tiesiog, kai atvažiuoja milijoninių kontraktų sudarinėti svarbus klientai iš įvairių pasaulio šalių, tai aišku, direktoriai ir įmonės nori parodyti gražų gestą ir juos pasitikti tinkamai, pristatyti viešbutį ir komfortiškai, saugiai pasirūpinti iš viešbučio, atvežti įmonę, iš įmonės po to į vakarienę, iš vakarienės taip toliau, iki pat vėl grąžinti iki oro uosto, kol išskrenda ir tiesiog jie lieka sužavėti, su gera emocija ir taip iš tikrųjų ir gimsta tie milijoniniai kontraktai ir visa kita. O kas liečia vestuvių sektorių, pramogų sektorių, tai tai va, kaip ir minėjai vieta, malonu, kad mes, kaip sakant, susidirbom, pradėjom jau kažkokią veiklą vykdyti toliau ir tos energijos gimė, pasidarėm kelis tos projektus ir manau, kad, sėkmingai dirbsim ir toliau. Tai mano klientai tikrai buvo labai patenkinti, net nesitikėjo iš tikrųjų tokio aukšto lygio paslaugos. Aš pati, kai išbandžiau, su tais mūsų ar ne pirmaisiais klientais, tai tikrai net nesitikėjau.
ir, kaip žinia, išgelbėjote kai kuriuose situacijose juos. Ir tikrai sakė, ir linksmas, labai mandagus, labai malonus vairuotojas ir tikrai buvo komfortiškai ir laiku pristatyti ten, kur ir turėjo būti. Tai va, šiaip įdomu labai, kiek jau laiko vystot šitą veiklą, ar veiklai yra metai ar ne? Ne, realiai pradėjom nuo vasaros pradžios, tai kaip truputėlį ir biškutėlį pavėlavom į tą vestuvių segmentą. Tarkim, jeigu taip jau vis tiek visi, kas planuojasi vestuvės jau. Truputėlis anksčiau? Jo, planuojasi, visi protingi žmonės dėliojasi prieš metus jau turbūt, kiti ir prieš 2. Tai va, bet esmė, kad vis tiek teko vežti, tai tas vestuvės ne vienas dar ir su kitom vestuvių planuotojom, ta prasme, irgi susidirbom ir irgi teko vežti, kaip sakant, ir žymius žmonės, žymius atlikėjus, netgi taip įvardinkim, kurie taip pat liko labai sužavėti, ir geri atsiliepimai, ir netgi rilsus, sako, oi, čia mes gerai ir koncertus važinėjom, tai jau, ta prasme, gimsta sinergijos tolimesniem bendradarbiavimam, ta prasme, tai jeigu tu, ta prasme, iš savo pusės rodai, aukštą lygį bendravimo ir visa kita, čia kaip yra verslas, ta prasme, tai tam versle turi būti, korekt, aš kaip sakau, ta prasme, jeigu tu nesi korekt, tai tas tavo verslas greitai žlunga ir atsimuša į tai, kad, sorry, užsidaro duris. Tai va, tai aš todėl kaip savininkas pats važiuoju, stengiasi daugiau, jeigu nespėju, tai turiu atrinkęs žmonės, kurie kompetentingi, kurie kalba angliškai, rusiškai, vokiškai, ta prasme, pagal poreikį, ta prasme, yra. Tai nes jeigu, tarkim, vairuotojas nebendrauja ten kažkaip international kalbom, tai jisai toksai kaip, ir tiem patiem jauniesiam, ir tiem kitiem, ar svečiam, ta prasme, yra, toksai diskomfortas, ta prasme, net paklaus net negali. Todėl, kad tiesą pasakius, dažniausiai, bent jau man tenka samdyti ar ne tokias paslaugas, kada bent vienas iš jaunų yra užsienietis ir tos anglų kalbos tikrai norisi, nes, kaip žinia, žmogui tikrai nėra labai malonu ir faina, ar ne, su paslaugos teikėju, kuris nesupranta, ką jisai sako, ar apskritai negalima, ar ne, bent jau komunikuoti, paklausti kažko elementarių. Kelis bairiukus, kaip sakant, numesti. Nes tada tikrai atsiranda toks, ar ne, komfortas, ne tik važiuojant, ne tik kaip tu suteiki paslaugą, bet ar ne, kaip tu bendrauji ir panašiai. Gerai, Arūnai, o kiek, kalbant apie automobilius, kiek ir kokių automobilių jūs turite? Jeigu, pavyzdžiui, kažkuris automobilis išnuomotas, ar yra galimybė taip pačiai datai, kaip girdėjau prieš tai sakėt, kad turit vairuotojų, kuriuos samdo, tai kaip suprantu, tas automobilis nėra vienas, su kurio mes dabar važiuojame. Jo, tas turbūt toks yra skirtas daugiau būtent vestuvėms ir tokiem svečiam, kurie po vieną arba 2 atvažiuoja, ta prasme, ar tolimesniem kelionėm, ta prasme, aišku, turim dar V klasę ir irgi, tarp kitko, labai patogiai daug verslininkų iš tikrųjų nori tik tai V klasės. Turim šiai dienai 4 palei tą verslo pradžią, tiesiog matom, kad patenkinam kol kas savo poreikius, jeigu bus poreikis dar kažkokių įsigyti automobilių, tai tiesiog eigoje tai tikrai nebus problemų įsigyti dar vieną, ar dar 2, ar netgi dar 3, nes kai kurie mano, netgi sakau, pažįstami turi netgi apie 10 automobilių, tarkim, kitose miestuose. Tai turbūt, žinot, vis tiek, palei viskas atsiremia į piniginę išraišką ir apkrovimą. Jeigu tu turi apkrovimą, tai kodėlgi ne? Taip, aišku, čia apie piniginę išraišką, tai kainos tikrai yra Klaipėdoje draugiškesnės nei kitose miestuose, tai tikrai kažkiek labai brangi šita paslauga tikrai nėra. Ir kas labai faina, kuo Arūnas mane nustebino, tai tiesiog tokiu rūpesčiu, kad jisai man sako, čia aš
per vienas vestuvės vežioju jaunuosius, ten į grožio salonus, iš grožio salono ir sako, tai kam tu, sako, vargai, ašgi būčiau atvažiavęs ir suvežio, žodžiu, visa vestuvių logistika, ar ne, jūs galit pasirūpinti nuo to, kad paimti iš oro uosto, jeigu reikia, ar ne, iki visos dienos to suvežiojimo ir jums tikrai neatrodo sudėtinga ten truputį ar ne anksčiau atsikelti, Būtent. nuvežti, palaukti. Ir piniginė išraiška, vėl pasikartosiu, tikrai ten nėra labai dideli pinigai palyginti su tuo, kiek išleidžia jauni ar ne kitom paslaugom. Tai gerai, dabar tiesiog papasakokite truputėlį, ką jūs turite automobilyje, kuo jauniesiams nebereikia rūpintis. Tai prisimenu, kad turėjot putojančio Gėrimo. Jo, nereklamuojant alkoholio, ta prasme. Ne alkoholio, o be to, kad Be to, jo. Jo, tai tiesiog, kaip ir minėjai, bet ta prasme mes... Žinot, aš sakau, kaip iš verslo pusės, tu turi žmogui spręsti kažkokią tai problemą. Taip. Realiai. O tu, žinot, kaip tą didžiąją dieną, tų problemų jų yra visos ir viename, kaip sakant, į vieną dieną sutalpinti vieną vakarą, tai tikrai yra daug streso ir daug žmonėm atima, ta prasme, ir laiko, ir tiesiog ir pamiršti ir visą kitą, tai mes savo ruoštų, tai prasme, tai turim šaldytuvą, turim. Aš turiu vestuvinį staliuką nusipirkau, turiu taurės, skėčiai. Ta prasme, yra viskas to, ko reikia, drūk, ekstra, ar lietus, ar kažkur kažką ten staliukas sulūžo, pamiršo, tiesiog ištraukiam, padedam ten kažkokią taurę, kažkiem svečiam pavaišinti, ta prasme, tai viskas telpa į bagažinę, kurios turinio nieks nemato, nieks nefilmuoja. Taip. Bet tiesiog, tai pasitarnaujam ir patiem vestuvininkam. Tai sakau, tiesiog, čia vasarą irgi vestuvės buvo, tai irgi žmonės įlipo greitai, čia, oi, reikia, tašiai išvažiavo kažkur, tai gal, sakau, tai turiu, sakau, ramiai, taurės atnešiu žmonėm po taurę, tą stresiuką nuimti, kol davažiavam iki bažnyčios, tai jie, kaip sakant, ramiai, savo be streso, tai buvo, sakau, žiauriai patenkinti, sako, net sakau, tokį reelsą buvau netikėlę, sako, Arūnai, mes, sako, pamirštam net kur važiavom, sako, kur mes važiuojam, sako, privažiavus bažnyčią atsiminėm, kad, sako, mūsų vestuvės gale. Tai va, tai reiškia, tai žmonės taip nuoširdžiai išreiškia savo jausmus, kaip jie jaučiasi, ir, tapsime, smagu ir man, nes aš toks esu bendraujantis, daug bendraujantis, ta prasme, man reikia daug komunikacijos, tai ar užsienietis, ar lietuvis, ta prasme, tų bendrų temų apie viską ir apie nieką. Ir pačiam man įdomu, ta prasme, žiauriai, aš eksaitinu tą darydamas ir manau, kad ir klientam tai patinka, negu kad labai kažkokiai važiuoti tyloj. Jūs iš tikrųjų pasakėt viską, ką klientas ir turi išgirsti, ar ne, kad tai turi būti ir tas automobilio, ar ne, komfortas važiuojant, ir emocinis komfortas su paslaugos teikėju. Tai aš tiesiog, užbaigiant mūsų interviu, palinkėsiu tikrai, kad jums sektųsi, kad plėstųsi jūsų verslas, kad tiesiog visi klientai būtų patenkinti ir faktas, kad jų būtų kuo daugiau. Ačiū, jo, didelis ačiū. Tai kaip sakant, su Ivetos ir kitų vestuvių planuotais, tai tikrai manau, kad tą klientų ratą mes išplėsim, tikrai nenuvilsim ir manau, kad susidirbsim ilgesnius metus. Tai, prasme, nes neplanuoju, kad čia, taip sakant, vienadienį biznį, tai tiesiog darysim testinumą ir būsim vakarų regione. Vieni iš lyderių, o lyderių būti yra visada smagu ir malonu. Taip. Tai ačiū Jums, Arūnai. Ačiū Jums. O mes pasivažinėsim dar toliau po Klaipėdą, komfortiškai. Tai va, tai Aurimas dar vis manęs neužmušė, aš vis dar gyva, nes važiuojam Klaipėdos gatvėmis, kur važiuojam į ligoninę pasiimti rakto. Taip, čia yra ir naudojamas tarnybinė padėtis. Taip.
palikom automobilio savininką kitame automobilyje, šiek tiek žemesnės klasės automobilyje. Taip. Žmogus turi užkandžių iš Taip. mocarelos, apie kurias dar kalbėsim. O dabar važiuojam paimti man ne raktų, Pavalgėm prieš tai. Taip. O važiuojam paimti termoso, kurį turi nuvežti tik, čia ilga istorija. Taip. Bet turim laiko. Atsargiai. Taip. Jau blyk čia. Tai va, Gerai. apie sezoną, žinau, kad kalbėsim. Apie sezoną, tai gerai. Šiaip daugelis paslaugų teikėjų, su ko aš šnekėjau, tai sako, kad šitas buvo vienas sunkiausių sezonų. Ar tau tai buvo? Šiaip nemažą tu turėjai tikrai krūvį šiemet vestuvių, su tam nesusišnekėtum. Turbūt ir su manim pastebėjai. Aš žinau, kad mes dažnai, kur pasikapojimą taip lengvai nuleidžiam, tai labai labai smagu žinom, kad nerimtai vienas su kitu taip kalbam. Bet jo, krūvis gal buvo nemažas, bet aš sakyčiau gal kitaip negu kolegos. Man sezonas patiko labai, ne dėl to, kad ten įgyveninti tikslai ar ten atsiliepimai, bet man vasara, buvo tobula ir iš oro pusės. Aš tikiu kaip planuotai, kaip tu pasakysi, aš mačiau vestuvę, mes ir kalbėjom, kaip reikėjo keisti lokacijas ir taip toliau. Man tas nebuvimas to karščio, buvo, nežinau, tobula, nes jaunikiai nekaista, nuotokos nekaista. Ir aš, nežinau, ar čia mišes reikia užpirkti ar ką. Man visi lietus būdavo dažniausiai arba vakare, arba ryte, arba per ceremoniją, kai nieks negauna lietaus. Tai aš Dar noriu priminti, kad turėjom bendras vestuvės, kuriuose ceremonijos metu pradėjome. Bet tas įsisprendžiami labai, ir nuo komandos priklauso, kai nieks nepradeda, kaip su bliūdu ant galvos lakstyti, kaip višta be galvos, kaip mano močiutė sakydavo, ir panikuoti, įsprendėm labai operatyviai. Tai čia, taip. Aš manau, kad tokie dalykai įsisprendžia operatyviai ir čia tikrai nėra problema. Tai buvo labai smagu, nes ir pavyzdžiui, tos pačios mes esam kalbėję viename iš podcastų apie kondicionavimą šventės vietų. Taip. Tai jeigu net ir prastesnis kondicionavimas, taip. To nepasijautė. Taip. Tai buvo labai smagus sezonėlis, tikrai nelengvas, turėjau ir galbūt tokių patirčių, kur dvikalbių vestuvių turėjau daugiau, ką vis labiau praktikuoju. Vestuvės ir užsienyje turėjau, kas galbūt mums buvo nauja. Taip, bet šiaip sezonas fainas, daug naujų patirčių, viską daug tekėjų. Šiaip kalbant apie tavo karjerą, ar ne, tu esi pajautęs, kad dabar yra tas tavo laikas, būtent, nes man atrodo, kad dabar yra tavo tas pikas, kur tu biški toks esi jau žvaigždė, ne? Nesu žvaigždė. Ir elgėsi manim jau žvaigždė. Ne, aš nesijaučiu, manau ir klientai nesijaučia, kad aš esu kažkoks žvaigždėjęs ar kažkas tokia, bet aš manau, kad kokie vestuvė, ar ne, kalbant ne Lietuvos mastu, bet vestuviniu mastu, jau tu esi tikrai, aš manau, tas, kurį visi žino. Ir pagalvoja apie renką. Taip, esi užsitarnavęs tą savo vardą ir tikrai mes kitais metais jau šiaip nemažai turim bendrų ir tokių, net buvo variantų, kur tu užimtas, nors visai, tave norėtų mano klientai. Tai man smagu, aš tikiu, kad patys podcastai ir žiūrovai, kai žiūri nuo pirmo epizodą, nes tikrai daug porų, su kuriam kalbėsi ir dėliojasi, daug kas podcastą matė ir labai smagu, kai mes pradėjom nuo švyturio daryklos iki to, tai yra iki mašinai. Jo, iki mašinai. Čia nežinau, kiek upgrade'as, bet, šiaip, kai mes kalbėjom prieš įsijungiant kameram, tai, tu turi 8% sezonų savo kito jau užpildytų, 26 metų. Taip. Ką dažniausiai imdavai. Aš taip pat. Tai ar tai turi podcastas įtakos ir žmonės mato įdirbį? Manau, kad turi. Tai labai smagu, kad žmonės, gal taip pasakysiu, labai smagu, kai tas darbas, kurį darom tiek tu, tiek aš, lieka pastebėtas. Taip. Tai ir manau, žmonės atkreipia į tai dėmesį. Labai.
Aš tikrai džiaugiuosi, man va tas, kai žmogus pasako, kad žiūrime jūsų podcastą ir mano šiaip klientai, ne tie, kurie nebuvo matę, čia va prieš kelias savaitės sako man viena klientė, Iveta, kodėl tu nesakei, kad darai podcastą, sako, aš tiesiog į YouTube suvedžiau ir žiūriu mano planuotoją šneką ir toks fainas, sako, tas jūsų podcastas, tai man iš tikrųjų yra belė kaip faina. Aš nežinau, kaip tau, žinai, kaip tu jauties, kai pasako, kad žiūriu podcastą ir jūsų podcastas yra, kuo galėčiau pakeisti tą žodį, kurį norėčiau dabar pavartoti. Labai geras. Ir zaraidė. Labai geras. Jo, bet, žodžiu, tai ačiū Jums, žiūrovai, iš tikrųjų, kad jūs žiūrit, kad jūs palaikot ir mumis labai tikrai motyvuoja, kad ir mes kokie esam užsiėmę. Dabar tikrai, yra atrodo, kas veikti ir galėtum nefilmuoti, bet kaip tu gali nefilmuoti, kai žmonės žiūri. Jauti atsakomybę. Ta prasme, aš jau dabar po tų 3 metų, mūsų jau dabar 4. sezonas, tai jau dabar čia Rūnui prieš tai sakiau, kad jau mes pradedam jausti, ar ne, kad tikrai jau žinomas tas mūsų podcastas ir kad mes įdėjom tiek darbo, investicijų. Nebereikia pristatinėti. Tai jau nebereikia pristatinėti. Tai va, okei. O žiūrėk, o kaip tavo sezonas, nes apie mano, tai aš kaip ir sakau, žinai, aš buvau tai vienoj pusėje, tu turėjai tau oro visokie niuansai ir taip toliau, tau reikėjo tvarkyti. Jo, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, čia buvo mano sunkiausias sezonas. Aš esu turėjus 40 vestuvių. Maniau, kad šitas buvo sunkiausias, bet šiaip šitas man buvo sunkiausias tiek psichologiškai, tiek klientūra, nes aš turėjau tikrai, kaip mes prisimenu kažkada irgi kalbėjom, kad man sezono pradžia buvo žiauriai sunki, todėl kad birželio mėnesį tikrai turėjau sunkių, sudėtingų vestuvių, kur aš verkiau kelias dienas po savo vestuvių savaitgalį ir galvau, nebenoriu aš būti planuota, kodėl aš tai darau ir... Bet tikriausiai gautas geras žodis ir ten tas atsiliepimas. O paskui kiekvieną kartą, kada tu gauni labai fainus, tikrai tokius nuoširdžius žmonės, tu jau jų vestuvėse. Aš prisimenu, turėjau tokias fainas vestuvės Palangoj su, nežinau, ar tu kiek seki, žinai, ką aš veikiu, bet turėjau tokias išskirtinę šventę, kada nuotaka apsirengė savo mamos suknelį ir ten buvo tokios vintažinė, žinai. Ir aš prisimenu, stovėjau tą dieną, beje, man kas atsitiko dar prieš tas vestuves, kad manogi praradau savo asistentę, kuri prieš tas vestuves iškeliavo į ligoninę naktį. Žodžiu, ir ašgi visą sezoną asistentės neturėjau, tai dėl to dirbo mano sūnus su manim, padėjo. Tai aš prisimenu tą dieną, kada stoviu bažnyčiai, žinai, strese dėl to, kad vestuvės tikrai sudėtingos, pasiėmu savo draugę iš Palangos, kuri man padėjo, tiesiog pasistavo ar ne tą vestuvių dieną ir galvoju, kaip faina. Tiesiog ačiū tau gyvenime, žinai, už tos atsiustus fainus klientus. Va tuos, kur tu ateini ryte, žinai, ir tu jautiesi reikalinga, žinai, gerbiama ir tavo darbas yra įvertintas. Ir beje, nežinau, ar tu vakar klausai mano storių? Ne, neklausiau, vakar neklausiau, bet šiaip klausau. Tai gerai, kad neklausai. Okay. Bet iš tikrųjų, vakar aš paliečiau tokią temą, užvariau iš tikrųjų ant vedėjų. Bet kodėl aš vis dar, kai tu varai ant vedėjų, dažniausiai savęs ten nerandu tam tekste, neišjaučiu. Bet čia nėra, žinai, konkrečiai, kad aš ant kažkokio, žinai, bet mes palėtėm, mes iš tikrųjų buvom susidūrę ties šitą temą vasarą, susipykę net dėl to, kad vedėjas koordinuoja, žinai. Ir aš vakar, paskui pažiūrėsi mano tos storius, kaip aš ten išliejau, žinai, širdį, tai tiesiog tas toksai, žinai, vedėjas yra toksai šou, ar ne, pusė, kaip tu sakai, viena pusė ir tai yra tikrai žmogus, kuris koordinuoja. Čia faktas, tai yra viena iš vedėjo, ar ne, funkcijų koordinuota. Bet tas, kada vedėjas, žinai, žmonės sako, oi, mums vedėjas sukoordinavo vestuvės.
pripažink, kad tai nėra teisingas apibūdinimas. Tai ne, nėra. tai čia niekada, nes man, pavyzdžiui, kaip manęs, aš labai greit tokį stirpsiu, kad, kaip, pavyzdžiui, būna poros klausimų, ar čia galit sužiūrėti nuo atvykimų, ten svečių, make-upai, visą tą planą ten padėlioti. O jis kur be šansų. Turėjau, nes aš neįsivaizduoju, kaip daryti. Bet tas koordinavimas, kada tu su mikrofonu koordinuoji žmonės ir nukreipinėjai, tai taip, bet čia ir yra vedėjo tokia funkcija. Realiai dabar net nebereikia, žinai, to šou, žinai, žmonės nori mažiau, jiems vedėjas ir yra reikalingas, kad sukoordinuotų, nes ta, kaip sakant, planuota ir koordinatorė be mikrofono žmogus, jam yra sudėtinga su didelė žmonių minė, žinai, susitvarkyti, nes kartais tikrai... Ir turi kitų darbų. Jo, taip, dar yra kitų darbų, kur tu turi sužiūrėti, žinai, tau ištisai kažkas skambina ir taip toliau. Tai kada jūs samdote tik vedėją, šitą funkciją koordinatorės, tikrosios koordinatorės atliekate jūs patys. Tiesiog gal kartais tai labiau jaučia, žinai, kartais tai jaučiasi mažiau, todėl kad tai priklauso nuo to, kaip pasisekė ar ne tos vestuvės apskritai. Bet čia, manau, kad didelį darbą, tu dar galėsi pasilengvinti imdant konsultacijas, nes aš kiek esu susidūręs su jaunaisiais, kurie ėmė, pavyzdžiui, šitą konsultaciją, tai tą bent jau planą, kaip susikoordinuoti patiem, jūs užvedat ant to fakto. Nes aš, pavyzdžiui, turėjau kelis koordinavimus šiemet, tai aš tikrai, žinok, aš turėjau iki tokio lygio, kad aš gaunu vestuvės savaitę iki tų vestuvių ir aš skambinu tiekėjams, nei vienas tiekėjas nebuvo patvirtintas. Aš, žinok, skambinu nuotaką ir sakau, aš, žinokit, nenoriu važiuoti jūsų vestuvės, nes aš nežinau, kiek staigmenų tenai aš turėsiu tokį krūvį, žinai, aš gavau koordinavimą, kur aš tiesiog turiu pasitikslinti informaciją su visais, bet aš turėjau viską užsakyti. Tai ačiū Dievui, kad tos vestuvės vyko trečiadienį. Ir kad visi tiekėjai, žinai, galėjo, kur paskambinu, čia bus didžėjus, skambinu, aš su juo kalbu, sako, aš labai atsiprašau, bet aš tose vestuvėse būsiu svečias. Ir jūs esate šiaip didžėjus? Taip, bet aš nežinau, kad aš grosiu. Sakau, tai jūs galit pagroti? Būkit geras, nebedneškit vokelio. Gerai, galiu, sakau, pusvalandį, žinai, sako, galiu pagroti. Ir ta prasme, aš suprantu, kad aš negaliu apkrauti to svečio, nes jisai, ne tam ruošis. Taip, jisai nėra tam pasiruošęs, jisai neturi aparatūros, nes kartais žmonės galvoja, kad čia viskas yra easy, supranti. Taigi čia, ateis pagrožinai, ateis draugė, draugė, sako, padainuos. Aš skambinu tai draugiai, žymiai dainininkai. Aš sako, kelionė, aš net nebūsiu tose vestuvėse. Vedėjai skambinu, sako, Iveta, tu prikolinė. Sako, tu šiaip nori mane čia pakalbinti, žinai. Nesakau. Sako, aš tuo jam paskambinsiu, taip, žinai. Buvo juokinga. Man iš tikrųjų nebuvo juokinga. Dabar, žinai, tos istorijos, kada aš pasakoju, man, žinai, bet aš maniau, man širdį, žinai, pro gerklį šoks, nes aš galvoju, kur aš papuoliau, žinai. Ir, iš tikrųjų, tas profesionalus žmogus, ar ne, kuris žino visą informaciją ir mato visus kampus kaip koordinatorė ir planuotoja, mes čia į gimdymo skyrių važiuojam. Taip. Čia tau gimdo kažkas kūdikį. Mes čia važiuojam pasimti man reikalingų daiktų, bet mes... Kūdikio daiktų? Čia, žinai, kur... Turėsim tokį podcastą, kokį dar nesat matę. Taip, sužinosite apie Aurimą, ko nežinoja. Taip, aš turiu sūnų. Gerai, tai dabar mini pertraukėlę, aš turiu paskambinti, man atneš sūnų. Gal tu gali išeiti, man reikia termosą paimti, aš atvažiavau, čia mes filmuojam podcastą mašinai ir sūnų dar. Tai va, Aurimas atsiėmė vaiką ir... Pasirodo ne mano, negarbanotas buvo. Ne, grąžinam atgal. Įdėjom į gyvybės langelį, dabar išvažiuojam. Bėgam. Taip. Greičiau važiuok vėjas. Vaikas. Šiaip tai reiktų gal jau apie tą praeitą sezoną
čia iš tikrųjų galima plėstis ir kalbėti, bet šiaip aš esu dėkinga savo klientams. Čia pasibėdavojau, pasakiau, kad čia tikrai labai sunkus, sudėtingas, bet iš tikrųjų visa vasara man buvo tikrai labai sėkminga, nepaisant to, kad turėjau labai daug iššūkių, bet iššūkiai tai yra ar ne vėlgi patirtis. Mes esam čia, mes esam gyvi sveiki, mes esam svarbiausia sveiki. Vaikas gyvybės langelėje. Tai reiškia, daugiau laiko turėsiu darbam ir šiaip, turimiai, matom, kad dirbsim kitais metais, dirbsim daug, projektų bus įdomių ir įvairiausių, tai nesustojam nei su podcastu, nei su nieko. Ir labai smagu, kad kaip ir tu sakėjai, podcastą atpažįsta žmonės, atpažįsta ir tiekėjai. Ir vienas iš tokių tiekėjų dar vasaros metu susisikė su mumis. Ir sako, norėtume jūsų podcast'e pasirodyti, kad teikiame užkandukų paslaugą ir iš tai tikrųjų... Tai ne tik ten, žinok, viską. Mozzarella. Tai va, keliaujam, paklausysit, pažiūrėsit, o jeigu dar ir sudominsit, paragausit. Tai paragaukit tikrai. Jie didelius kiekius priima, tai visada yra vietos, žodžiu. Va taip. Mozzarella studija, vieno kąsnio užkandžių namai. Gaminame maistą su meile kiekvienai šventijai, progai ar svečių vakarėliui. Mūsų patirtis šiame versle perkopė 7 metus, todėl puikiai suprantame kiekvieno kliento lūkestį. Ką klientai sako apie mozzarella? Mūsų užkandžiai yra ne tik labai skanus, bet ir tobulo grožio. Ir iš tiesų skoniai sukurti ir suderinti pačios įkūrėjos Lauros. Beveik kiekvieną sluoksnį gaminame patys savo virtuvėje. Ingredientai sudėlioti taip, kad kiekvienas kąsnis atrodytų gražiai. Visos dėžutės sudėliotos taip, kad vaizdas suteiktų tobulą ir wow efektą. Taip pat mozzarella gamina ne tik užkandžius, bet ir teikia karštą maistą didesniams renginiams. Važiuojame į konferencijas, įmonių vakarėlius, vestuves ir kitą. Karšto maisto pasirinkimas džiugina tiek visavalgius, tiek vegetarus. Prie to pačio teikia ir kavos pertraukėlių paslaugą, kai konferencijų dalyviai gali pasimėgauti šiltų gėrimų, užkandžiais ir desertais. Mozzarella komanda sudaryta iš daug šypsenų ir meilės. Merginos dirbančios kartu viena kitą palaiko ir ne tik kaip kolegės, bet kaip ir draugės. Čia susipina meilė maistui ir meilė kaip emocija, todėl rezultatas gaunasi visuomet tobulas. Tai didžiausia... Paskanavom, o dabar pakalbėkim, kiek sumokėsim už tai. Taip. Šiaip aš iš tikrųjų ruošiau šitai temai apie biudžetą ir vakar beje kalbėjau su naujais jaunaisiais, kurie pas mane atėjo jau, žodžiu, tose vestuvėse bus daug mano buvusių jaunųjų. Ką noriu pasakyti. Supratau. Ir jau ir labai seniai, kur buvau suplanavus ir truputį vėliau planuotos vestuvės, bet, žodžiu, gavau rekomendacijas, tai ačiū Jums už tas rekomendacijas, kur ateina žmogus ir jau žino, kad atėjo pas gerą planuotoją ir viskas bus ok, bet mes sustojome ties to biudžeto, ar ne? Apie biudžetą visada reikia pakalbėti planuotojai, čia aišku. Čia aš kaip sakau, kalbėdama apie biudžetą, čia aš vakar, žinai, taip sakau, tai nuotakai man visada gerkliai toks gumulas, žinai, stovi, nes aš suvokiu, apie kokią, žinai, kainas aš kalbu, kaip mano Vytautas sakytų. Tai va, kaip mano vyras sakytų, kad Mazdos kaina ir naujos mašinos kaina yra vestuvių biudžetas. Tai žmonės visada ateina, jie dažniausiai galvoja, kad 20 000, tai jau aišku ir mūsų podcastą pažiūrėjo patį pirmąjį, kad aš sakiau, kad 20 000 yra tokia jau bazinė kaina, ką reiktų nusimatyti vestuvėms, bet jau praėjo kiek metų? 3 metai. Tai dabar iš tikrųjų aš išvedžiau šių metų, ar ne? Čia ne dėl to, kad aš esu planuotoja ir yra brangiau, bet dėl to, kad lygiai tokio pat lygio vestuvės, apie kokias mes kalbėjome praeitam podcast'e,
dabar kainuotų nuo 25 000. Jeigu nėra labai daug pakilę. jeigu samdote grupę, tai tada be 30 000, tai kokybiškas vestuves, tas tokias, kaip aš sakau, standartą, reiktų tai nusimatyti. Ir aš iš tikrųjų esu pasiruošusi keletą lentelių, ką jums parodyti, tiesiog papasakoti, bet kainos iš tikrųjų jos kyla. Ir dabar aš čia per vasarą mano asistentės, naujosios asistentės padarė man tokias bazės, su visais prakomunikavo tiekėjais ir surašė visas įkainius, ar ne? Ir dabar jau tiekėjai man vėl rašo iš naujo, kad sorry, mano įkainis pasikeitė, tai pavyzdžiui vienos fotografės kaina pernai buvo 600 €, dabar jos kaina yra 1400 € už 8 valandas. Tai aš suprantu, žinai, kodėl jinai tą kainą pasikėlė, nes tai yra tikrai... Čia yra žema rinkos kaina. Jo, per žema, tiesiog pamačius tokią kainą, aš galvočiau, kad kažkas yra, žinai, ne taip. Aš žinai, kaip čia tas marketingo toks dalykas, kur kaip aiškina, tu nueini ar ne į parduotuvę, ką tu renkiesi, jeigu tu, aišku, ten skaičiuoji centas į centą, žinai, pensininkai ima visada Optimos liniją, pačią pigiausią, žinai, bet dažniausiai vidutinis ar ne žmogus, jiems vidutinės kainos... Tam ir žaidžia tas kainų rėžiai yra. Taip. Tai va, o kas ar ne neskaičiuoja pinigų, tas tiesiog, žinai, jiems turbūt brangiausia dėl to, kad įsivaizduos, kad tai yra kokybiškiausias. Tai lygiai taip pat viskas veikia ir vestuvių rinkoje, tai aš kalbu būtent apie tas vidutinio lygio ar ne vestuves. Aš tikrai, kiek esate žiūrėję, pas mane tikrai nėra nei žvaigždžių vestuvių, nei vestuvių, kurios kainuoja 100 000. Ar aš svajoju tokias turėti? Nu, nežinau. Nežinau, tiesiog man gal patinka, žinai, tas klientas, kuris ateina paprastai, žinai, toks kaip aš. Bet vestuvės tavo, aš, pavyzdžiui, taip gal pažiūrėjus per tos stories ar socialinę erdvę ir kiek dalyvauju, tai atrodo, kad daugiau fantazijos yra tas vestuvės, nes dabar pastoja tokios, labai, kaip sakyti, gyvos, įvairios. Jo, ir labai įvairios. Jo, aš neturiu iš tikrųjų savo stilistikos, kai būna, žinai, turi planuotos, kai kurios ten kažkas klasikinį, žinai, stilių, kažkas ten boho stilių, bet... Kažkas burbulus tiesiog daro. Man tiesiog patinka ta įvairovė ir kuo aš įvairesnių vestuvių gaunu, tuo man yra fainiau, žinai, nes tas pats per tą patį, tiesiog nusibosta, žinai, nes aš turėjau tikrai vieną sezoną, kur buvo jau ta klasikinė, žinai, kur tiesiog tu štampuoji, žinai, ir viskas. Taip. O kada tu gauni kažką kito, tau tai yra iššūkis, žinai, ir tu pats, kaip sakant, mokiniesi ir tobulėji iš to, kad tu gauni kažką kitokio. Tai va, tai kalbant, kaip ar ne būtų galima sutaupyti tą biudžetą, tai dabar tiesiog papasakosiu, ką aš sakau savo klientams, kad pavyzdžiui, kaip pavyzdys, samdant fotografą, tai nebūtinai jūs turite imti tą 12 valandų paketą, nes kada aš dėlioju, pavyzdžiui, dienos planą, aš gavau beje šiemet, kaip pavyzdį duosiu, gavau koordinavimą, labai prašė, irgi iš vienų vestuvių atėjo klientai, paimkit mumis, aš sakau, neimu koordinavimą, plus man neapsimoka, mano čia yra laisvas savaitgalis, bet čia penktadienis, bet sakau, penktadienis, tai jau yra savaitgalis. Žodžiu, mes ten susitarėm ir aš sukoordinavau jam tas vestuvės ir bedėliodama dienos planą aš matau. Fotografas paimtas iš Klaipėdos, beje, į Kauną 12 valandų. Martynas Ozolas. Aš Ozolui sakau,
Martynai, mums tavęs nereik, žinai, tiek laiko, nes pati fotosesija jau ten prasidėjo ar 2 valandą, nu, tai jau mes neišnaudojom net 12, mes realiai net 10 valandų neišnaudojom, nes vestuvės vyko tik iki 11 vakaro. Tai vat, čia yra didžiulė klaida iš karto imti tą 12 valandų paketą, nebent jūs matote, nu, vat, kad jums gal labiau tai apsimoka. Bet ar, nu, man įdomu yra, kaip, pavyzdžiui, tiekėjas, nu, nes tu liaudiškai, nu, va, čia jau kaip prasidėjo koordinavimas, Taip. Tai jau buvo pasirašęs sutartį. Taip. Tai tu jau tam tiekėjai biš per nagus kapoji. Nu, ne, aš jam, žinai, tiesiog sakau, kaip Ai, čia bet tu taip pagal išėjo, pavyzdį. žinai, Supratau. sakau, kaip čia taip išėjo, kad jūs pasirašėt. Nu, sako, aš tai nežinau to dienos plano, mane kiek ima, tai Na, taip, tiek, logiška. žinai, jam yra ok. Bet čia klientas iš tikrųjų nukentėjo finansiškai. Čia yra ne fotografo tikrai Taip, kaltė. taip. Čia yra dėl to, kad nu, tiesiog žmonės nežino, ar ne? Ir iš tikrųjų aš visada siūlau imti mažiau valandų, todėl kad tu visada gali pasididinti, bet tu niekada negali nusimažinti. Tu vis tiek, kai pasirašai sutartį, tu turėsi mokėti, žinai, o jeigu bus daugiau valandų, tai tiesiog primokėsi, žinai, už tas Ekstra. papildomas valandas. Tai va, taigi mes galime sutaupyti, imdami tiesiog mažiau valandų. Ir šiaip, ar jums tikrai reikia... Įsivertinkit. Jo, ar jums tikrai reikia to fotografo, žinai, taip ilgai. Vėlgi, imant grupę, kada imate grupę, jūs turit būtinai įsivertinti, kad tai yra ne tik grupės kaina, plus grupės kaina visada yra plus PVM-as. Tai šitai reikia įsivertinti ir aišku įgarsinimo paslaugos, kurios tikrai kainuoja Aš daug. šiemet susidūriau tai su tokiam jau galbūt ten didesniais kai kuriais vardais, tai aš manau, kad garsistai yra tam tikrai žmonės tokie, kurie, nu, jie neturi tą arba taip, arba taip. Taip. Ir tu išgirsti ten tokias kainų eilutes, kur galvoji. Va tas, va, man tavo darbė ir žavu yra, kur galvoji, nu, kaip man čia pasakyti jauniesiems, kad grupė kainuos ten, pavyzdžiui, 6 000 eurų. Nu ir dar 1500 eurų kainuotų, kad jinai koncertuotų. Tai va taip. Kur mes atvažiavom paklausti? Mes atvažiavom Kito paimti vaiko nuo pasiimt. gertus. Tuoj darom 30 sekundžių per traukėlę. Da, tai už valandį. Gerai. Nu, ir kas tau yra žavu mano darbe, Nu, kad aš turiu tai pasakyti. Jo, man atrodo, klientam? ir kaip, taip tiesiog ramiai, žinai, nes kaip aš manau, kad čia labai daug priklauso nuo tono, nu čia man psichologinis yra dalykas, nes kaip, pavyzdžiui, pasakai, grupė kainuoja 6 000 eurų, jos ten techninis išpildymas kainuos dar 1500 eurų. Ir pasakai ir viskas. Nes aš esu girdėjęs, kaip, pavyzdžiui, kartais dalyvauju pokalbėse su planuotojom ir jaunaisiais, ir iš ten X planuotojos išgirdęs, nu, jūsų grupė taip užsisakėm, nu, žinokit, tas įgarsinimas dar 600 eurų. Tai ir jaunieji tada galvoja, kad jis yra Taip, dar kad čia- 600 eurų. Tai yra dideli pinigai, aš nieko nesakau, bet kai yra pateikiama lyg, nu, Taip, žiūrėkit lyg čia, nusikaltimas, koks, žinai. čia jūs apgaudinėja. Taip. Mano klientai, aš, žinai, kaip visada darau, aš, kada pradedu planuoti ar ne vestuves, jie pasako su grupė, sakau, jeigu bus grupė, kažkokia nežymi, prisideda į tą eilutę biudžeto apie 5000 eurų. Su raideriu, su grupė. Jeigu Taip. sutaupysit, valio, nesutaupysit, nu, pačių jūsų yra čia pasirinkimas, ar ne? Tai pas mane biudžeto lentelė, kurią aš pristatau klientams, kada mes ar ne jau pasidarom tą biudžetą, visada yra įtraukta. Ir aš visada užmetu daugiau,
kad tiesiog klientas būtų tam pasiruošęs. Aš dar tada tavęs paklausiu kitaip, kadangi čia yra galimybė man ir tavęs paklausti. Tai, pavyzdžiui, kai tu įsiunti, pavyzdys, jeigu 10 biudžetų įsiunčiat, bet jau su tokio, kur jau po pokalbio ir išgirstų norų, kiek biudžetų tavo kyla į viršų be procese ir maždaug apie kiek ten procentaliai ar kažkas tokio? Viskas priklauso nuo to, kaip klientas yra pats linkęs laikytis to biudžeto. Nes aš sudarau biudžetą, kiek ten maks kažkas gali kainuoti, bet aš visada sakau, kad klientas yra atsakingas ar ne už tą savo biudžetą. Nes aš nežinau, ar jis gali dar leisti daugiau, ar jis jau viskas, ta riba, žinai, ten tarkim 20 000 yra riba, nes aš turiu beje išsisaugojusi specialiai pasiėmiau biudžetą, kur šiemet buvo čia ne mažiausias, bet tiesiog klasikinių standartinių, tai buvo standartinės klasikinės vestuvės ar ne, su nakvynė ir taip toliau, nes aš šiemet turėjau visokių jų, ten ir be nakvynės, ten kelių valandų, tai ten faktas, kiti biudžetai, žinai, vaikšto, bet būtent su nakvynė, tai to aš pasižiūrėsiu, ar čia ne šitas, mes sutilpome iki 20 000. Ir klientas iš tikrųjų norėjo įtilpti 15 000, bet aš pasakiau, kad tai yra tiesiog neįmanoma su tuo, ko jie nori, bet iš tikrųjų šitos vestuvės, jeigu jūs pamatysite jas Instagrame, aš nerodysiu, tiesiog nes tai yra žmonių ar ne asmeniniai reikalai, tai yra jų finansai ir taip toliau, bet jos yra vienas iš gražiausių vestuvių, ką aš galiu jums parodyti. Tai aš kaip planuotoja tokiom vestuvėm jau žinau, maždaug esu numačiusi tiekėjus, ką žinau, su kuo galima pasiderėti ir panašiai, nes dėrėtis tikrai, pasakyk, nesideri niekas šiais laikais, nes tai labai yra mažose rėmose. Jo, ir čia yra, žinai, atitinkamos galbūt datos būna, atitinkama kažkokia situacija. Plus, jeigu tu man padarėjai nuolaidą, aš tau turiu kažkaip irgi atsiskaityti. Tas prasideda. Taip. Ir mes tiesiog įsisukam į tokį ratą, kur čia nenori išsiplėsti. Planuotoje nėra nuolaidų mušė, gal taip pasakysi. Taip, aš galiu kai kuriais atvejais, kai kada, pavyzdžiui, aš galiu ieškoti teisybės, nes kartais aš matau, kad yra tiesiog naudojamasi gal kažkokią padėtim, tuo, kad žmonės nesupranta apie kainas ar ne ir taip toliau, tai aš šituos dalykus galiu sutvarkyti, bet žodžiu, tų nuolaidų labai daug jų gauti yra nelabai įmanoma. Bet iš tikrųjų šitos vestuvės buvo toksai pavyzdys, kur žmonės labai paprastai jie žiūrėjo. Pasiruošimo jokio nebuvo, fotosesija nuo ceremonijos, po ceremonijos toj pačioj sodyboje pusės valandos fotosesija. Fotografiją mes pasiėmėm ten 5 ar 4 valandom ir dar turėjom filmuotojus. Filmuotojus turėjom beje visai neblogus ir fotografiją turėjom tikrai gerą. Kvietimai buvo, jie ten patys pasidarė internetiniai. Per kanvutę, bum. Vedėjas mums vedė humanistinės ceremoniją, mes ten jam primokėjom 100 gal eurų. Kažkas tokio, gėrimai patys jaunieji susipirko, tiesiog baras ar ne pagamino. Šventės vieta irgi nebuvo iš tų pačių brangiausių, bet nebuvo ir prasta. Bakūžė. Taip, tai ten ir su picų tais visais, žinai, išnešimais, ta prasme, tai buvo kokybiškos, labai fainos vestuvės. Bet čia galbūt atsimušam vėl tą sakinį, kurį karts nuo kartą kartojam. Ir labai reikia aiškiai žinoti, ko tu nori. Taip. Ir tiesiog pasitikėti gal vestuvių planuotojų ir aš
ką dabar šneku su klientais, vakar man kaip tik parašė vieni klientai, sako, kuo daugiau žiūrim Instagramus, TikTokus ir jausus, tuo daugiau prisigalvom visokių, kad reikia nesąmonių, žinai, nereikalingų dalykų. Jo. Ne temų, bet, žinai, ten, ten tuose vestuvėse buvo tas, tie spalvoti dūmai, dar tas, ana, žinai, bet iš tikrųjų čia yra toksai, aš kaip sakau, kada jūs norit jau išeiti, ar kaip pasakyti, yra vestuvės, yra kažkokia tai bazė, kas yra reikalinga vestuvėse ir kad būtų fainos vestuvės, tiesiog reikia geros nuotaikos. Jaunųjų geros nuotaikos ir svečių geros nuotaikos. O tos nuotaikos, jos tikrai nepagerins nei tie spalvoti dūmai, nei fejerverkai, nei kad ten atvažiuoja, žinai, kažkoks jarutis ar kažkas. Tai yra tiesiog pati atmosfera, kurią sukuria jaunieji visų pirma ir žmonės, kurie atėjo į vestuvės. Ir realiai labai paprastai mes galim pasidaryti tiesiog šventę su vedėju. Aš pavyzdžiui turėjau beje šiemet kelių valandų šventę, kur nebuvo vedėjo, buvo tiesiog didžėjus, buvo baras ir žinok, ten taip jie tūsino tas kelias valandas. Dienos metu tiesiog tai buvo čia grinai prieš Joninę šitos vestuvės. Aš taip pasidžiaugiu, galvoju, nieko nereikia, žinai, kelias valandas žmonės jau turėjo, žinai, fainą šventę, ten, žinai, draugai, kaip supratau, visi labai, žinai, tokie artimi draugai, jie ten savo dainų, žinai, pradėjo dainuoti, žinai, šokti, tiesiog. Tai ir aš turiu pavyzdžių, kad ir šiemet vestuvė, afigienos vestuvės, belė kiek pinigų, bet vaibo nėra. Nors klaunas atėjo, kaip sakant. Taip. Čia tas yra. Ne visada išleistų pinigų kiekio laimė. Ne piniguose yra esmė. Jeigu jūs norite sutilpti į mažesnę sumą, tiesiog keiskite požiūrį. Negalvokit standartiškai, o galvokit apie tai, kaip kitaip mes galim padaryti tas vestuvės. Ten tarkim, ko nebėra ir koks trendas mums padeda sutaupyti dabar pinigų. Tiesiog desertų piramidė, vietoj torto, vietoj to saldaus didžiulio stalo. Kad ir tas vienas tik tai tortas, ten kažkoks šakotis, kuris daug pigiau kainuoja. Mes turėjom šiemet edukaciją šakočių, kuri kainuoja apie 300 eurų, kur atvažiuoja, tau dar edukaciją praveda, iškepa šakoti ir tu jį gali kaip vestuvinį tortą. Jau lauždė gal tiesiog. Kur šiaip biudžete 50 žmonių tortų reikia numatyti apie 400 eurų su pristatymu. Tai tiesiog ieškoti ar ne kažkokių tai būdų. Ir, aš turiu tikrai padariusi, kur nori į 25 000 sutilpti, vis tiek gaunasi 26 ir aš neatsakiau į tą tavo klausimą, ar viršijam. Tai tikrai labai dažnai viršijam. Aš sakau klientams, visada turėkit dvi sumas. Tai, kurią norit sutilpti ir tą, kuriuos jau negalima viršyti. Ir aš tada padarau 2 biudžetus. Tai ir tai, žinai, kad jie tiesiog... Bet abi dvi turi žinoti tu. Taip, apie abi turiu žinoti aš, todėl kad, žinai, kartais būna, aš stengiuosi įtilpti į tą biudžetą, žinai, siūlau jau tuos labiau biudžetinius variantus ir jie sako, oi, čia mums nepatinka, mes čia, žinai, norim ten to šustresnio, ten, tarkim, taupo biudžeto, norim bružas, kad vestuvės. 2500, žinai, be didžėjus, be aparatūros. Tai apie ką mes kalbam tada? Tai reiškia, aš kažko nežinau. Jeigu jūs norit 20 000 įtilpti ir norit, žinai, bružo vestuvėm, tai tada sakykit, kiek jūs galite išleisti tom vestuvėm. Aš tada ir siūlysiu, žinai, tokio lygio vedėjus. Man įdomu yra, kieno kainos labiausiai pakyla. Manai, pavyzdžiui, ar yra kažkoks išskirtinės tiekėjas, kurių kaina labiausiai pakyla? Kieno kainos, šiaip dekoro kainos kyla žiauriai, dekoratorių būtent ir darbo kaina, bet aš iš tikrųjų nepykstu. Man aišku skaudu, žinai, nervina, nes,
klientui aš turiu pranešti, kad dekoratorė kainuos ten 1000 eurų ar 1500 eurų, kur jau, žinai, einame link planuotojų netgi kainos. Bet dekoratorių darbas, jisai iš tikrųjų irgi yra sunkus, nes jos tikrai labai daug dirba, jos turi tų tokių smulkių, žinai, darbų. Tai sakyčiau, kad apskritai dekoratorės ir planuotojas čia yra daugiausia darbo į vestuves įdedantys žmonės. Bet čia be dekoratorių kainos, kas labiausiai kyla, tai gėlių kainos, visokios nuomos, žinai, ten kainos, sodybų šiaip yra labai kainos pakilusios. Aš kiek esu kalbėjęs. Maitinimas. Norėjau sakyti, kad kiek esu kalbėjęs, kad maitinimo kainos yra išbrangusios, bet kaip tik kalbant apie sodybos, kad sodybos kažkaip, man atrodo, šiemet, 25 metų sezone labai sukėlė kainas ir 26 metų sezone arba paliko tas pačias 25, arba net grįžo. Šiaip apskritai kainos šių metų ir kitų metų bus labai panašios. Aš matau, kad kelia tie tiekėjai, bet jie kelia ten po 100, žinai, po 200 eurų, kas iš tikrųjų nesudaro labai didelės įtakos apskritai mūsų biudžetui, bet, kaip sakau, jeigu norit standartinių tų klasikinių vestuvių, tai turėtumėt tam atsidėti 25 000, jeigu ne, negalite sau leisti, tai čia viskas ok. Čia, ta prasme, tikrai ne kiekvienas žmogus gali sau leisti. Tai yra siaubingai didelė suma, tikrai, žinai. Ir viskas su to yra ok. Tiesiog mes turime mąstyti jau tada nestandartiškai ir nenorėti tų dalykų, kuriuos ar ne turi kažkokie tai žymų žmonės ar ne, ten, jau nekalbam, kad Gricius ten fotografuos vestuvės, ar ten ves jum vestuvės Rolandas Mackevičius. Tiesiog mąstom paprasčiau, žiūrim į paprastesnius dalykus. Tai dar apie alkoholio kainas, tai čia kadangi alkoholio kaina šiaip ar nepakilo, tai pastebėjau, kad irgi pas mane biudžeto lentelėje kažkur 200-300 eurų irgi teko pakelti tą ar ne. Biudžetą standartinį, ką aš skaičiuoju, ten ant 50 žmonių, tai su baro paslauga kartu, kažkas taip ant 50 žmonių išeina apie 2-3, bet čia kalbu jau apie apskritai visą alkoholį. Nes dažniausiai mano klientai jau ima, pilnai tą paslaugą, kad ir nupirktų, žinai, viską, ir ten kola, alus, sultis ir taip toliau. Supratau, o kalbant apie alkoholį, tai mes turim dar vieną rėmėją. Turime retro barą, kuris irgi norėjo prisistatyti mūsų podcast'e. Tai yra mobilus baras, jūsų renginiui. Turime net 3 mobilius barus, 3 profesionalios komandos, kurios kuria ypatingai skanius kokteilius. Mūsų barai išsiskiria unikaliu dizainu, o paslaugos už patrauklią kainą. Šį sezoną jūsų planuota net 70 renginių, o ateinantį sezoną tikimės dar daugiau švenčių ir gerų emocijų. Pasirūpinsime, kad jūsų vakarėlis būtų tikrai nepamirštamas. Tai baras tikrai yra jau, aš net nebeklausiu jaunųjų, ar reiks ar ne, čia yra faktas. Pagal nutylėjimą, iš karto įtraukia. Taip, iš karto įtraukia. Ir ką, ir turbūt apšnekėjom viską, aš jums įkelsiu, manau, kažkaip padarysim, kad matytumėt jūs tas biudžeto lenteles šiek tiek, kiek kam buvo išleista pinigų, kad tiesiog orientuotis ar ne ir pagal tai pasidaryti savo biudžeto tuos skaičiavimus. Aišku, dar ten tos nenumatytos visokios išlaidos, bet jūs tai matysit. Tai ką, šiandien likom be vaiko. Taip, be vaiko, su termosu, tikėkime be baudų
Geras laikas sugrįžti, planuojam grįžti dar kitą mėnesį. Nu, turime Parašykit beje, ar jums patiko šitas mūsų Alternatyva. pasivažinėjimas. Šiaip drąsiai rašykit, mes kaip ir kalbėjom pokalbio pradžioje, kad smagu, kai žmonės rašo, Taip, labai. tą nuomonę, Komentuoja viską. blogai ar gerai, nesvarbu. Drąsiai sakykit, komentuokit. mes norim jūsų Feedbacko. feedbacko ir susitiksim kitame epizode. Iki.